televizijos komanda jau privažiavo Panevėžį ir nusprendėme užsukti į šį fantastišką miestą. Tam davė šokoladą, tam davė marmeladą. Labą dieną. Labą dieną. Labai malonu, kad jūs toks aktyvus. Norėjau paklausti, ką žinote apie skautus? Nu, tai tokia organizacija, kurie ten susibūrė ir jie tenai vaikšto po miškus, žinokit, man atrodo. O ką dar daro? Laužą kūrena. Taip, ir, pavyzdžiui, jie ten moka net be degtukų užsidegti, žinokit, girdėjau tą laužą. Ir jie turi vėliavėlės tenai, palapinėse gyvena, jie modai nesvarbu, kad kanda. Tokia užsigrūdinė labai, taip? Jo, taip. Pavyzdžiui, aš irgi vaikystėje norėjau būti skautu, bet manęs nepriėmė, nes aš daug saldainių pasimdavau, ta prasme. Į stovyklą? Jo, tenai negalima ten valgyti, vienu žodžiu, daug prisimti, nes ten, žinokit, ten reikia išgyventi minimalistiniam sąlygom ir taip va. O, pavyzdžiui, ar norėtumėt ateityje savo vaiką leisti į skautų organizaciją, kad jis atvažiuotų? Taip, aš, pavyzdžiui, labai man patinka ten, kad nueitų į kariuomenę, va tokie žmonės, kad va jie tiesiog užsigrūdina, va. O ką darytumėt, pavyzdžiui, dėl saldainių, ar atvežtumėt paslapčia kaip nors, ar kaip va šitą klausimą? Nu, su šituo klausimu aš dar negalvau, nes dar kaip ir neturiu žmonos, ta prasme. Tai va dėl to, čia pirmiausia reikėtų spręsti žmonos klausimą, paskui galvoti apie vaikus. Nu tai tiesiog, kai būtų žmona, tada aš ir jau nuspręšiau, kada ir būtų, ta prasme, ką daryčiau su vaikais. Ačiū Jums labai, gal galėtumėt prisistatyti dar vardą savo? Oi, mano vardas Tomas tiesiog. O Jūs iš Panevėžio? Taip, bet nesimato, ne tik. Visai nesimato. Gerai, ačiū labai. Šiaip tai aš Kaune mokausi, suprantat, nu ir tiesiog va. Panevėžys geras miestas, man patinka. Taip, šiaip tai aš panevėžietis esu, bet Kaune mokausi šiaip tai. Bet nepatinka man Kaunas, Panevėžys daug geriau iš tikrųjų. Tai va, gerai. Ačiū. Labą dieną. Norėjau paklausti, ar ką nors žinote apie skautus? Apie kokius skautus? Tai reiškia, kad nežinote, ar žinote ką nors? Žinom apie tos skautus, ten tie, kur karočiui buvo pionieriai anksčiau, ne? Aš nežinau, kaip Jūs galvojate. Kaip mes galvojame, nu aš taip ir galvoju. A Jūs kaip galvojate? Aš dabar, kadangi Jūsų klausiu, tai man įdomu, ką Jūs galvojat. O ką dar žinote? Ką dar žinote išskyrus tai, kad kaip pionieriai, bet kažkas, kuom jie skiriasi? Žmonės stovyklauja, kaip geria ir taip toliau gyvena, nu, smagiai leidžia laiką. Aišku, gerai, ačiū labai tada Jums. Nu, tai yra draugija jaunimo. O ką dar esat girdėję, ką jie veikia, kaip Jūs manote? Nu, tai organizuoja ten visus iškilas, viską. O kur esate susidūrę su skautais, ar esat matę juos kur nors sutikę? Ne, aš darželį dirbu, tik vaikus matau. Ačiū labai Jums tada. Na va, ir vos nepravažiavom posūkio į stovyklą. Duosim Donatai velnių. Ir sesės. Lygiuot! Lygiuot! Ramiai! Raportam pasiruošti, raportus vykdyti. Pastovyklė, ramiai. Broli Dariau, itin didžiai gerbiamas komendante. Pastovyklė iškilmingam tautinės stovyklos davė išrikiuota. Mūsų šūkis. Kuo durniau, tuo geriau. Savanoriu aš buvau. Tarptautinis šūkis. Jogi. Raportuoja akademikai. Akademinė skaučių draugovė, korporacija Vytis, jaunų šeimų pastovyklė. Lygiuot, ramiai. Mūsų šūkis. Mokslo šviesa, ateitis, legenda tęsiasi. Brolių stovyklos komendantė. 32 akademikai ir ateities karta, bei gausybė akademikų visoje tautinėje stovykloje išrikiuoti. Pasiruošę stovyklos atidarimui. Raportavo sesė Agnė. Laisvai. Tegul meilė Lietuvos,
sveikiname pirmąją 2008 metų skautų tautinės stovyklos laidą. Šiandieną, Liepos 12 dieną, įvyko tautinės stovyklos atidarimas. Džiaugiamės, kad turėjome labai daug svečių ir tikrai garbingų svečių, kurie aplankė visą stovyklą ir visas pastovyklės ir apžiūrėjo, kas įdomaus vyksta besikuriant skautams. Ir kasgi aplankė tautinę stovyklą, labai įdomu turbūt sužinoti. Na ir garbingieji svečiai tai yra gerbiamas profesorius Vytautas Landsbergis, taip pat Lietuvos Respublikos prezidento konsultantė Alina Dekurienė ir Zarasų rajono meras Albertas Abramavičius. Labai džiaugiamės, kad jie aplankė mūsų stovyklą ir kad turėjom galimybę su jais pakalbėti. Esate žmogus, kuris matė atsikuriančią Lietuvą ir norėčiau sužinoti, kaip jūs manot, ką visgi skautai gero atnešė atsikuriančiai Lietuvai? Skautai buvo labai gyvybinga Lietuvos atgimimo dalis. Aš tik tai galėjau apgailestauti, kad jų nėra labai daug. Ir vis tikėjausi, kad jų pasidarys labai daug. Nors žinojau, kad jų kūrimuisi yra stabdžių įjungta, ypač kai kuriuose mokyklose ir panašiai. Bet žinojau taip pat, kad yra idėjai pasišventusių mokytojų ir kūrėsi skautų organizacija ir mokyklose taip pat. Ir norėčiau, kad jį apimtų kuo daugiau Lietuvos jaunimo. Na, o šiandien vyko tautinės stovyklos mišios, kviečiame pasižiūrėti keletą vaizdų. Visas ilgesys ir giesmai graudžioj, mano meilė nenuris, kol aš matau kiekvieną aušrą ir žinau, kad tau dėkoti yra laimė. Ilgesys ir giesmai graudžioj, mano meilė nenurims, kol aš matau kiekvieną aušrą ir žinau, kad tau dėkoti yra laimė. Laimė. Šviesa mane leidžia pasiklyst, tik tvirta ranka neleidžia man suklupti. O dabar kalbiname stovyklos viršininką Valdą Rakutį. Gerbiamas stovyklos viršininkė Valdai, norėtume jums pateikti keletą klausimų, kurie, manau, visiems skautams esantiems stovykloje būtų įdomus. Tai pirmas klausimas, kaip apsisprendėte būti šios didelės stovyklos viršininku? Kai buvo praeita stovykla tautinė, Plateliuose, slapta pagalvojau, o būtų ką veikti kitoj stovyklai? Nu, tas daryta, galvoju, o viršininkų dar tokios nebuvo. Ir paskui atvažiavo pas mane prieš porą metų Gražina į namus, valgėm tokius blynus ir jinai sakė, žinai, ar galėtum tu paimti ir padaryti tokią stovyklą, čia labai reikia, būtum stovyklos vėliava. Ir jinai taip pasakė ir gausi taip, kad tu lyg tai biški norėjai ir dar tavęs paprašė, nu ir tada gerai, darom. Nu, paskui paaiškėjo, kad taip kaip norėjo daryti tą stovyklą, kad jinai būtų skautų žemėje, aš buvau labai prieš, kadangi nu čia šita sala yra tam sutverta, bet iš principo tas dalykas taip ir vyko. Tai reiškia, šitą vietą pasirinkote neatsitiktinai, ar ne? Kuom ši vieta sužavėjo ir kodėl būtent čia stovykla vyksta? Prieš 3 metų Kauno krašto ir Utenos krašto stovykla buvo kaip tik šitoj vietoj ir mes tada pamatėm, kad čia galingas potencialas. Mes tada panaudojom kokį trečdalį tik tai salos ir tada sakėm, kad būtų visai neblogai padaryti Lietuvos skautų stovyklą ir mes pasiūlėm vienam štabui, tas štabas paskui suiro, tai tada gausi jau mūsų štabo reikalas ir mes taip pat čia įsikūrėm. Ačiū, kad žiūrėjote tautinės stovyklos televizijos laidą apie 2 pirmąsias stovyklos dienas. Šiandien savo laidą baigėme ir susitiksime rytoj!